Taip, toliau norėjau biškį papasakot apie pačią priežiūrą. Kaip aš išlaikau tuos įrankius visada darbiniai geroj būkliai. Na tai ką, tokie įrankiai kaip dujiniai, pavyzdžiui, yra skirtingi pistoletai, tai juos reikia, dabar tiksliai neatsimenu, bet man atrodo plauti kas 10 000 šūvių, ar kažkas tai tokio, ar kas 20 000 šūvių. Žodžiu, kad nemažai su jo pašaudai prieš tai, kaip jį jau reikia plauti. Nes kada vis tiek užauga tenai suodžių, tai jisai tiesiog nustoja funkcionuoti. Jisai tai šauna, tai nešauna, žodžiu, jį reikia visada palaikyti, apskritai visus šitus dujinius įrankius, juos reikia visada palaikyti švarius, kad jie būtų visada švarus. Prisižiūri labai paprastai, yra instrukcijos, kiekvienas įrankis yra parduodamas jau su instrukcija, tai aš dar esu išsaugojęs, man atrodo, savo, nors dabar jau atsimenu automatiškai, kaip ten ką išardyti, kur ten ką plauti. Vienu žodžiu, yra va tokios va knygutės. Žodžiu, ten yra viskas iliustruotai, pavaizduota, kaip ką reikia išplauti ir išvalyti. Labai paprasta, iš tikrųjų, vieną pistoletą išplauti gal užima, nežinau, gal kokie 15 minučių. Tai čia turbūt maksimum. Čia tuos filtriukus išplauti, viską. Labai, žodžiu, viskas paprasta. Toliau, kas liečia pneumatinius įrankius, priežiūrą pneumatinių įrankių, tai geriausia su jais nedirbti prie didelio minuso ir visada, kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, prieš kiekvieną darbą pneumatiniam įrankiui, nesvarbu kokiam, yra reikalingas tepaliukas. Tai tepaliukus aš laikau čia nais, visada į patį, kur pasijungia šlangą, tai reikia įlašinti bent kelis lašus tokio tepaliukų. Tai aš visada tą darau. Ir iki šiol iš tikrųjų neturėjau aš kažkokių tai problemų. Su vienu pistoletu, su šitu esu turėjęs problemų, kad jo tarpinės kažkodėl tai nelaiko. Bet čia vėlgi gal priklauso nuo kompresoriaus, gal priklauso dar nuo kažko tai. Žodžiu, gal jisai yra tiesiog kažkoks tai jautresnis. Šitas, pavyzdžiui, pistoletas visada gauna savo dozę tepalo kiekvieną dieną, kiekvieną kartą prieš dirbant. Ir jisai man laiko tikrai kuo puikiausiai, jokių neturiu nusiskundimų. Ir dar vienas dalykas, kad jisai yra labai lengvas. Su juo labai patogu dirbti. Paskui apvadiniams vinukams naudoju va tokį, irgi pneumatinį, kai kada. Žodžiu, irgi reikalingas tepaliukas. Visada įlašinant tepaliuko, manau, kad problemų nebus niekada. Parakinis pistoletas irgi plaunasi panašiai. Yra, tiesa, visiems tiem pistoletam yra specialūs skysčiai. Nusipirki skysčio, purškalas ir jisai labai gerai atplauna visus tos suodžius. O toliau ką, nežinau, apie Hilti įrankius, tai sunku kažką tai komentuoti. Ta prasme, priežiūros jie kaip ir išvis nereikalauja. Ta prasme, su jais dirbi ir dirbi. Jokių problemų, nei man jie genda, nei ką. Aišku, reikia visada juos saugot, nemėtyt kažkur tai į smėlį, nemėtyt kažkur tai į kažkokį tai molį. Jie visada turėtų būti prapučiami nuo dulkių. Tai su paprastu pustuku iš suspausto oro per kompresorių. Tiesiog aš juos prapučiu kartas nuo karto ir visa priežiūra. Kad kažkaip tai nelabai yra čia ką prižiūrėti, labai aukštos kokybės įrankiai. Tai jokių kažkaip tai problemų neturiu. Toliau, kas liečia, turiu tokių mažesnių Makitos įrankių ir visokių didesnių, tiesiog čionais dabar neturiu. Tai irgi lygiai tas pats, jeigu tenais
su smėliu neuždrapstai. Jeigu praputi karts nuo karto, tai jie laiko kuo puikiausiai. Jokių problemų neturiu, kad būtų ten, kad kažkas tai sugestų arba dar kažką tai. Va, Metabo pistoletas, jau daug metų aš su juo dirbu. Visada, aišku, nesimėtų jisai pas mane po dumblą kažkokį, tai turbūt dėl to jisai man ir tarnauja. Toliau kas? Visi tokie paprasti elektriniai įrankiai, tai svarbiausia jie, kad būtų laikomi švaroje. Kad būtų, jeigu jau tenais ir kažkur tai įkrito į kažkokį tai žvyrą smėlį, tai tiesiog paimti ir išpūsti su pūstuku. Daugiau, kad čia prižiūrėti kažko, tai nelabai ir yra. Nu, pagrindas yra užduotis tokia, visada palaikyti įrankį švarų ir tada jisai tau tarnaus. Visada viską sutepti. Va, pas mane čia yra, visada va, turiu VD. Visą laiką pas mane yra va, tokių va, lubrikantų kažkokių tai. Tai visada, kur kokios judančios detalės, pavyzdžiui, ypač staklių, kur reguliuojasi kampai ar dar kažkas, tai visada aš prapučiu dulkės, sutepu su VD ir jokių problemų niekada neturiu. Tai va, įrankių parkas visada, aišku, pas mane didėja, visada kažkokią tai dalį pinigų nuo kiekvieno savo uždirbto euro aš skiriu būtent įrankiams. Todėl, kad įrankiai man daug ką reiškia, aš mėgstu atlikti darbus kokybiškai ir mėgstu dirbti kokybiškai. Tai reiškia, kad nuo įrankio priklauso mano pačio darbo kokybė. Tai yra ne produktas, kurį aš parduodu savo užsakovams, o būtent darbo sąlygos ir pačio darbo kokybė, kokias sąlygas aš turiu. Tai va. Tai va, nufilmavau savo autobusą. Kam patiko, būtinai nepamirškit paspausti like, pasidalinkit šito video, prenumeruokit kanalą, kas pirmą kartą mane žiūrit, o gal ir antrą kartą. Ir ačiū visiems už dėmesį, iki kitų video.